Sveiki visi, kągi, kaip ir žadėjau, bandau padaryti trumpą apžvalgą Wave Runnerio, surinkto su Manuel viduriais, pridėtas papildomai konteineris, kur įdedam PVA su sistemėlė, truputį bailiukų ir bandysim tempti. Pultas paruoštas, taškai nustatyti, viskas išbandyta, plukdysim į, dabar žiūriu, antrą tašką. Į šitą. Toj. Kągi, atlenkiam lankelį, pasirenkam antrą tašką ir plaukiam. Jau sukoordinavęs, sureguliavęs esu plaukimo kryptį. Visą tai, aišku, galima daryti tik tai sustabdžius laivelį, bet kadangi tempia valą, tai aš dabar to nedarysiu. Kai grįš, galėsiu pabandyti jums parodyti, kaip koordinuojasi plaukimo kryptis, kad nebūtų lankais ar dar kažkaip. Ekrane matote atstumus, reiškia nuo namų 46 metrai iki taško 91, pakankamai toli plukdom. Na, aš manau, turbūt sustabdysiu, kad neišilginti video, kai bus vietoj, išsikrausiu ir parodysiu, kaip grįš jisai iki namų. Na ką, laivelis vietoj, kaip matot, 142 metrai. Specialiai įjungiau šviesas, nežinau, nelabai matosi. Toli, na, nesvarbu. Spaudžiam grįžti namo ir stebim, kaip jisai plaukia.